Kartais tradicija perduodama ne žodžiais, o iš rankų į rankas. Čia nieko neparduoda brangiau nei verta, nes brangiausia tai, ko nenupirksi. Jausmas, kad esi tarp savų. Visa tai po vienu stogu subūrė šokių šventė Čikagoje. Vienas jų organizatorių JAV lietuvių bendruomenė. Tai žmonės, kurie jau dešimtmečius neleidžia lietuvybei užgesti Jungtinėse Amerikos valstijose. Už kiekvienos šventės stovi tie, kurie ją įgalina. Vieni tyliai, kaip Lietuvių fondas, bendruomenės mecenatas, paverčia svajonės darbais. Mes iš Lietuvių fondo norim, kad visi šokėjai ir rėmėjai ir svečiai žinotų apie fondą, kuris remia šitą šventę. Ir mes ieškom narių, kurie norėtų prisidėti prie fondo ir toliau pagelbėti visokiems išeivijos reikalams. Kiti šioje mugėje tiesia ranką į ateitį ir kviečia sugrįžti į Lietuvą. Ir mūsų žinutė yra ta, kad Krikštoltai ten, kur širdis, ir visi lietuvaičiai gyvenantis visame pasaulyje ir Jungtinėse Amerikos valstijose yra laukiami Lietuvoje. Šioje mugėje susibūrė daugybė lietuviškų organizacijų, jų tarpe ir tie, kurie saugo atmintį. Lituanistikos tyrimo centras – tai yra ta gija, kuri jungia kartas. Lietuvių katalikų religinė šalpa jau 65 metus tyliai remia lietuvybę ir dvasinę veiklą. Šią sukaktį jį minės iškilmingų jubiliejumi rugsėjo 19-20 dienomis. O tą vakarą pirmą kartą bus parodytas ir mūsų kuriamas dokumentinis filmas apie ją. Tad kviečiame dalyvauti ir taip prisidėti prie religinės šalpos. O tarp visų šitų žmonių Lietuva, kurią galima paimti į rankas. Gintaras, sustingęs lyg laikas. Medis, metalas, knygos, mažos smulkmenos, kuriuose telpa ištisa istorija. Geltona, žalia ir raudona – tai mūsų tautinės spalvos, kurios čia mezgamos, siuvamos, nešiojamos. Ir žinoma, tikra šventė turi skonį. Na, o ta mergaitė su ką tik užrišta juosta dar nežino, kad ką tik tapo grandies dalimi. Tos, kuri tęsiasi kartų kartas.